Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Pasijudino Volvo XC90 pardavimas. Jau savaitę laiko derinu su pirkėju patį pirkimą. Jo sąlygos tokios. Pravaryk naują technikinį, atvaryk į Volvo centrą, padarykim patikrą prieš pirkimą, įsitikinkim, ar iš tikrųjų nėra defektų tų, kurių tu nepamini. Nes aš ataskaitą patikiu, ten nėra tų defektų, bet nori dar žmogus įsitikinti. Matyt, nepasitikė iki galo. Bus įdomu nuvaryti Volvo centrą, nes aš ten varau tikrinti prieš pirkimo automobilius. Tai kad jie manęs netrauktų dabar per dantį. Bet, pasižiūrėsim. Jeigu matysiu, kad nesąmonė šneka, filmuosiu ir rodysiu jums video. Bus įdomu iš tikrųjų. Bet aš pasitikiu tuo automobiliu, nes viską patikrinau, jau pats pravažiavau 1500, turėtų būti viskas gerai. Dariau diagnostiką kelis sykius, klaidų rimtų neatsirado kažkokių, viskas liuks. Žodžiu, varau į technikinį, eigoje papasakosiu, kaip viskas vyko. Bus biški ilgesnis video, įdomesnis gal bus. Jeigu patiks toks kontentas, parašykite į komentarą, padarysiu dažniau. Iki. Planas toks, važiuojame į technikinį, praeinam, varom į plovyklą Volvo, per tą laiką važiuoju, patikrinu BMW GT3, esu radęs labai gerą variantą savo klientui, kuris užsisakė paiešką pagal užsakymą, parodysiu jums jį. Tikiuosi, kad jis geras, aš dar nepatikrinau gyvai, bet iš VIN kodo matosi, kad prižiūrėta tik rasta auto, pirkta nauja tik rasta auto, nebuvo daužta, buvo tik dažytas priekinis bamperis. Žodžiu, aptarnavimai visi kas 10 000 daromi, gali būti labai geras variantas. Ir po to į Panevėžį su Ostena. Važiuojam, viską parodysiu. Let's go! Viskas, kvituką turim, Volvo stovi, U65, lėkim. Čia geras bairis, pažiūrėkit, neprisuktas, duslintuvas. Nieko, prisuksim. Volvo centre pamiršo prisukti. Kaip jie dirba? Nu jo. Nemaloniai nustebino Volvo centras, jie dažė galinį buferį, greičiausiai pasileidinėjo ir duslintuvą ir neprisuko vieno varžto. Ir dėl to aš dabar nepraėjau technikinio, gavau baltą lapą. Bet važiuoju, prisuksiu duslintuvą su vienu varžtu, nes ten tiek ir tasisuka, trūksta vieno varžtelio ir praeis. Žodžiu, lėkiam, žiūrim. Valiau pasisekė prisiprašyti į eilę, be eilės. Tikiuosi prisuks. Kaip ten sako, antras kartas nemeluoja, trečias garantuoja. Lėkiam. Turim žalią lapą, bet tikrintojas padarė didžiulę, milžinišką klaidą. 145, 124 rida. Visi mes esam žmonės, visi klystam, einu aiškintis, prašysiu naujo lapo su tikra rida, kuri yra fiksuota. Jūs irgi būtinai, kai praeisite technikinį, pasižiūrėkit kokią fiksuotą ridą. Nes jeigu įrašys kokią kosminę ridą, jums po to sakys, kad jūs atsukot ridą. Negali tai būti. Nu jo, čia užtrukau su to technikiniu labai stipriai, bet turiu gerą technikinį. Tik aišku, keistas kažkoks brūkšnys per visą lapą, bet sakė viskas gerai. Jie sako, jie žino, okei. Liekiu tvarkytis kitų reikalų, labai didelė problema, jog nespėsiu GT3 patikrinti, bet nieko tokio susitariau rytoj rytą. Sorry gedai, patikrinsiu rytoj rytą. Žodžiu, privalau nuvažiuoti Panevėžį ir parodyti tą automobilį, nes užrašyta į eilę ir negaliu prarasti šitos eilės, nes po to reikės vėl laukti kokį 10 dienų ir po to gali dingti pirkėjas ir tada bus ragas. Reikės laukti kito, o aš to nenoriu. Man reikia būtinai parduoti. Kol važiuoju į Panevėžį į Osteną, papasakosiu, kuo man patinka šitas modelis. Kas nežinot, čia yra Volvo XC90 2017 metų, 2 litrai dizelis, 173 kW, R-dizainas, puikus. Įvertinimas iš mano pusės, labiausiai patinka garso sistema, Powers and Wilkins, nėra nuotaikos, pasijungi muziką, pasigarsini, pasitūsini. Žiauriai geras dalykas, tikrai labai kokybiškas. Patinka sėdynė vairuotojo, man asmeniškai jinai yra per kieta, norėtųsi minkštesnės. Dar labai patinka priekinės lempos, full LED yra, naktį žiauriai gerai šviečia, netgi per lietų. Tai va, atlėkėm į Osteną. Renault atrodo centras, bet čia yra iš tikrųjų Ostena. Ir Volvo prižiūrim, tai varom, atiduodam automobilį patikrai, žiūrim, kas bus ataskaitoje. Kas ten komentaruose buvo atrašę, kad prie naujo automobilio neprisikabinčiau. Pažiūrėkit, maži keli brėžimai. Viskas dažoma detalė. Tai va,
Ką tik grįžau iš Volvo centro, patikra praėjo sklandžiai, būtent taip, kaip ir aš tikėjausi. Nerado jokių defektų, kuriuos reikia būtent šiandien jau tvarkyti, kad automobilis galėtų būti sklandžiai eksploatuojamas, bet ateityje bus ką reikės paremontuoti. Tai normalu, naujas automobilis, to ir tikėjausi. Žodžiu, susitariu su pardavėju, rytoj 8 ryto varom į regitrą ir registruojam. Laukiam rytojus ir viskas iš tikrųjų vyks. Viskas, išvažiuoja Volvo. Bye. Einam kitų variantų ieškoti.